Ok. Turiu vieną radikalią idėją. Tai prieš tai, kai pasmerksit, pirmą išklausykit. Ok. Šiandien visą dieną sukasi galvoj man viena mintis tokia. Tiksliau, jeigu esate susipažinę su Šventuoju raštu Naujajam testamente, yra Jono Evangelijoje tokia labai garsi eilutė, kurią, manau, daugelis iš jūsų žinot. Ok, jinai skamba taip. Jono Evangelija 8 skyrius 30 eilutė. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jūs žinot, kad šitam kanale viskas yra apie žmogiškąją krizę, krizės išgyvenimą, krizės kontrolę, susitvarkymą su krize, kelionė per krizę. Tai visų pirma yra mano asmeninė kelionė per krizę, kaip aš ją išgyvenu, kokius instrumentus aš naudoju, kad pro ją praeičiau. Ok, tai šitas kanalas yra apie tai. Praeitose laidose, jeigu nežiūrėjot, tai labai kviečiu užmesti akį. Mes kalbėjome apie dirbtinio intelekto vaidmenį kaip klaidų dekonstravimas ir klaidų simuliacija. Reiškia, galvoja didelės baisios mintis, aš jas išdėlioju su dirbtiniu intelektu, jis man padeda jas įvairiai simuliuoti situacijas ir pažiūrėti, kokie galėtų būti outcome, kokios galėtų būti išeigos, ok, biškį nuėma foną, triukšmą nuėma. Toliau, kognityvinis restruktūrizavimas, reiškia, vėl daug padrikų minčių ir kažkaip jas reikia visas sudėlioti vieną vietą. Ypatingai esant krizėje dažnai būna, kad tiesiog yra angliškas žodis overwhelming viskas. Taip. Toliau šnekėjom, kad dirbtinis intelektas galėtų būti kaip sandboxo erdvė, kur mes simuliuojam situacijas, ir žiūrim, kokios galėtų būti išeigos. Toliau, saugumas be socialinio vertinimo. Manau, kad daugelį ypatingai vyrų, mums tas labai svarbu, kaip ir norėtumėm pasakyti savo draugams, savo aplinkai, bet bijome būti vertinami, arba nežinau, jeigu ten draugui nuolatos skambins ir sakysi, kaip tu blogai jautiesi, tai turbūt nežinau. Niekas nenori tokių draugų turėti. Taigi yra tas, ar ne? Yra tas momentas. Tikrai, nesakyk, kad nėra. Yra tikrai. Ok. Šiuolaikinis dienoraštis, taip. Interaktyvus dienoraštis. Jeigu anksčiau su popieriaus lapą rašydavom, tai dabar tu rašai ir popierio lapas tau gali atsakyti. Tai va, toliau dirbtinis intelektas krizių atveju padeda mums pamatyti klasės zonas ir nuolatinis prieinamumas sistemų. Okay. Tai čia yra taip maždaug, kad ką šnekėjom praeitose laidose. Jeigu nori, nueik pasižiūrėk, labai rekomenduoju. O šiandien mes kalbam apie tiesą. Taip. Kodėl tiesa? Šiandien važiavau ir visą dieną galvoju, einu per kataklizmą kažkokią, taip, per sudėtingas labai dalykus. Dažnai tam tikri įvykiai mano gyvenime reikalauja atsakymų, tiesos. Gal todėl man šitą eilutę Naujojo testamento, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys laisvus, taip stipriai surezonavo. Aš pamandžiau ją dekonstruoti, naudodamas graikų, hebrajų, lotynų, lietuvių ir anglų kalbas. Pasižiūrėti, apie ką čia šneka autorius. Angliškai mes išvertime labai gražiai sako, you will experience for yourself the truth. You will experience for yourself the truth and the truth will set you free. Įdomu. Matot, asmeninė kelionės, jau pradeda šviesti tokie horizontai asmenės, kiekvieno iš mūsų asmeninės kelionės. Tai va, dabar gerai galvoju, kokie yra 3 pagrindiniai žodžiai. Tai pažinsite, tiesą ir išlaisvins. Kad suprasti giliau, vis tiek reikia eiti į originalą. Naujasis testamentas parašytas graikų kalba. Tai
Gnosis čia pirmasis žodis pažinimas. Tai keli variantai. Pažinimas. Jūs pažinsite tiesą. Pažinimas. Tai yra, gali būti vertinamas kaip tiesiog informacijos turėjimas, bet pažinsite tiesą šitam kontekste, kuriame studijuojame šiandien, yra kur kas giliau negu tik tai techninis informacijos žinojimas ar turėjimas. Tai nėra vien tik tai intelektualinis informacijos turėjimas ar žinojimas, bet tai yra patirtinis pažinimas. Toksai pažinimas, kaip pažintum savo gerą draugą. Tai aš iškart galvoju, su dirbtiniu intelektu dabar įdomus gaunasi santykis, nes kuo ilgiau tu su juo bendrauji, tikrai visų pirma tu gauni tiesą, jis padeda tiesą pažinti. Dabar vėl tiesą supraskim kaip informacinę tiesą, taip, ne teologinę tiesą dabar. Angliški vertimai you will know, tai angliškai turbūt labiausiai paviršutiniškas vertimas yra you will know, tu tiesiog žinosi, know, to know, žinoti. Lietuviškai pažinsite, jau šiek tiek biški toksai dypas, ar ne? Pažinti reikia tiesą, kaip šeimos narį, kaip draugą, kaip draugę. Tai o lotyniškai cognoscentis, reiškia pažinti per patirtį. Dabar, pavyzdžiui, būtent dirbdamas su Geminijum, įdomus labai gaunasi jausmas. Aš aiškinuosi tiesą ir aiškinuosi tiesą kaip su draugu. Aš diskutuoju su šita sistema, kuri yra kaip mano draugas, kuris padeda man pažinti, išsiaiškinti tiesą krizės laikotarpio. Staiga informacija įgauna labai asmeninį tokį aspektą. Taip, kaip tu bendrautum su kitu asmeniu. Tai gerai, tai pažinimą šiek tiek, ne, pagrumulavom. Dabar pažiūrim antras, tiesa. Aletheia, graikiškai. Reiškiasi, jūs pažinsite tiesą, tiesa tai jūs pažinsite tai, kas nebebus paslėpta, jūs pažinsite tai, kas nebebus paslėpta, arba jūs pažinsite, ir čia bingo, tikrovę be šydo. Aš tiesiog pasėrim sekundę. Jūs pažinsite tai, kas nebėra paslėpta, arba jūs pažinsite tikrovę be šydo. Tai bibliniam kontekste, tarkim, religiotininkai, teologai sakytų, kad šita tiesa, jinai nėra tik tai, kaip pasakyti, teisinė loginė tiesa, ta prasme, tiesa kaip priešingybė melui. Bet teologiškai šita tiesa yra asmuo kaip dieviškoji realybė. Čia įdomu, jūs pažinsite jūs pažinsite tiesą, jūs pažinsite šitą dieviškąją realybę be šydo. Dar hebrajiškai iš vis čia dar uždeda tokią emet yra toksai žodis, kuris galėtų būti atitikmuo kaip ištikimybė ir tvirtumą. Tai jūs kaip reikiant pažinsite šitą tiesą, tokia kaip yra tikrovė šitą be šydo atitraukta. Veritas lotyniškai. Tačiau hebrajų kalboje šita tikrovė be šydo tai yra tiesa arba kažkas, kuo galima pasitikėti, ne tik tai, kas yra teisiškai teisinga, kas labiau lotynų kalba gal veritas yra tiesa, bet čia labiau tai,
kuo tu gali pasitikėti. Vėl toksai asmeninis santykis yra. Ir paskutinis trečias žodis man įdomus buvo išlaisvins. Eleutheresoi, graikiškai. Taigi šitas žodis, jisai, terminas, sakykime, turi tokį gal netgi išlaisvinimas jau įsijungia teisinis aspektas žodžio ir socialinio šiek tiek atspalvio turintis. Tai yra, įsivaizduok, vergo paleidimas į laisvę. Taigi jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Susidėlioja taip, kaip per patirtį ginesko, per patirtį, per žinojimą, tau atsiveria, per žinojimą tau atsiveria tai, kas buvo paslėpta, per žinojimą tau atsiveria tai, kas buvo paslėpta, tikrovė be šydo, kuria tu gali pasitikėti ir kuri tave išlaisvina kaip vergą, paleidžia į laisvę. Set you free. Tai va, tai jeigu taip imti, graikiškai pažinsite tikrąją realybę per asmeninį santykį, hebrajų suprasite tiesą, kur yra tvirta ir ištikima kaip uola, ir lotynų vulgatoje būtų tiesa suteiks teisinę ir dvasinę laisvę. Bet man va šitas hibridas jis labiau patinka. Per patirtį tu pažįsti tai, kas buvo paslėpta, tikrovė be šydo. Ir pasitikėdamas ją kaip kažkuo, kuom gali, kaip pasitikėti kaip šeimos nariu, tu išeini į laisvę. Ką tai duoda? Kodėl mes iš vis šiandien apie tai šnekam, ar ne? Einant per krizės, turbūt esminis momentas, ko krizėje esantis žmogus ieško, tai sakyčiau vidinės ramybės. Aš ieškau vidinės ramybės. Dabar suprantu, kad vidinė ramybė kaip statusas kažkoks, bent kažkuriam tai laikui, įmanomas tik tai per tiesos suvokimą. Kad ir kokia būtų iššūkis ateitų į mano gyvenimą, aš turiu staigiai suprasti, kokia to iššūkio yra tiesa. Ir jeigu aš išsiaiškinu, išgvildenu ir šioje vietoje, su Gemini, kas man patinka, būnant šitoj interaktyvioj diskusijoje, super prieinamoj, aš taiga galiu pažinti šitą tiesą ir lipti kaip tas krabas iš verdančio puodo iš krizės, suprantant, kokia yra ta veritas, kokia yra kartais netgi teisinė tiesa. Ir kai tu žinai, kad šita teisinė tiesa yra tokia, šiek tiek gali atsipūsti iš tikrųjų. Taigi vėl kažkaip susumuojant, matau, kad ką daro dirbtinis intelektas, naudojamasis jo. Vėl aš nesakau, jis nėra absoliutas, bet šiandien dienai tai yra fantastinis įrankis. Pirmas dalykas - informacinio chaoso struktūrizavimas. Vėl daug balsų, daug informacijos, perteklinis, chaotinis informacinis fonas. 100%. Visi kalba, kas netingi. Ir aš irgi kalbu, irgi nes netingiu. Ir šito įrankio pagalba šitą chaosą aš galiu struktūrizuoti ir dar pabandyti pagromuluoti šitą tiesą, kokia yra tiesa. Šitos post-truth era, post-tiesos eroje, taip,
kur dabar dirbtinio intelekto sugeneruoti video praktiškai jau nebe atskirimi nuo realybės, ta prasme, ant tiek. Tai vat, kaip tada man gyvenant šitam chaose, kuriame jau praktiškai kiekvieno žmogaus tiesa yra tiesa, kaip man išsikapanoti iš krizės. Ir aišku, šitas įrankis padaro tiesą, gražus toks lietuviškas žodis yra pažini tiesa. Tiesa, kurią galima pažinti taip, kaip mes kalbėjom, kaip pažįsti draugą savo, kaip pažįsti draugą. Taip gali pažinti tiesą šito įrankio pagalba. Nekalbant apie, turbūt šiandien dienai tai yra efektyviausias būdas rinkti informaciją ever. Tas vadinasi intelligence gathering. Reiškiasi, bet kokia tema, praktiškai bet kokia tema tu gali gauti variantą tiesos. Tai nereiškia, kad mes aklai imame tiesą, bet tai yra kaip milžiniška enciklopedija. Vat aš manau, kad dabar vyks takoskyra ir žmonės, kurie integruos dirbtinį intelektą į savo asmenį gyvenimą ir kurie ne. Ir aš sakyčiau, kad čia nėra teisingo atsakymo, tik tai greitis ir kokybė, mano subjektyvė manimo. Va čia galbūt įdomu komentaruose išgirsti, kaip tu galvoji. Bet kažkaip užbaigti noriu kitaip. Noriu grįžti į pradžią. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai va, tai teologinė prasme, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus, tiesa yra asmuo. Bet jeigu mes kalbame, kad jūs pažinsite tiesą kaip informacinę tiesą, kaip išminties suvokimą, tuomet sakyčiau, kad dirbtinis intelektas tikrai išlaisvina visų pirma iš nežinojimo ir tai yra tiesioginis laisvės katalizatorius, manau. Tiesioginis laisvės katalizatorius. Jis neįtikėtinai prisideda prie to, kad žmogus taptų laisvas. Manau taip. Žodžiu, ką visą tai galvoju? Labai įdomu. Norėčiau paskaityti komentarus. Tai ką, iki greito ir iki sekančio.